Šie ventiliuojami fasadai yra sveikesni pačiai konstrukcijai. Tai ne vien dėl tos drėgmės paprastesnio judėjimo, bet ir aplamai dėl pastato pačio perkaitimo, peršalimo. Ne? Ta apdaila, jinai visa yra išorėje, jinai, kaip sakyt, perima tas visas tiesiogiai apkrovas nuo saulės, nuo vėjo. Ne? Jūs čia dėjot garo izoliaciją iš apačios ant putplasčio? Dėjom, žinoma. Visur dedam, garo izoliacija yra privaloma, STR yra parašyta, kad turi būti. Putplastis yra iš principo dviejų rūšių. Jeigu taip žiūrint, tai yra paprastas ir yra neoporas. Tai jeigu pastebėjot, paprastas yra baltas putplastis, neoporas yra pilkas putplastis. Pilkas putplastis yra 25% šiltesnis už baltą, bet ir 25% brangesnis. Plus jisai šiek tiek prasčiau reaguoja į tą ultravioletą, jisai labiau traukiasi. Jeigu turime aukštesnius parapetus, mes visą laiką siūlom dėti paprastą baltą polistireną, jeigu turim žemesnius, dedame neoporą. Jeigu pastebėjot, yra jo markė stiprumo, ten EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS 100, 150, 200 ten ir taip toliau. Šitas parametras nusako, koks kietas polistirenas yra. Tas kietumas yra nurodomas, kad kiek galima jam deformuotis prie tam tikros apkrovos. Tai mūsų stogui STR nurodo, kad reikia rinktis ne mažesnį kaip EPS 80. Mes visą laiką siūlom rinktis ne mažesnį kaip EPS 100, kadangi dabar ir montuojamos elektrinės balastų principais dedamos visokios plytelės sunkios, o ne tai, kad per laiką tiesiog neišspaustų to putplasčio. Jūs dabar stovite ant EPS 100 ir nėra jokio minkštumo, truputėlį gal biškai jaučiasi toks, kad ne betonas, bet jisai yra pakankamai kietas ir pilnai galima saulės elektrinės montuoti viską, ką reikia ant stogo. Taip. Tai čia nėra eksploatuojamas stogas, čia ne terasa montuosis ant jo, bet jisai pilnai pakankamai tvirtas. Tokį patį dedat polistirolą į grindis. Saulės elektrinė užsiminėt. Vėliau, kurioje vietoje bus galima žmogui pasistatyti, ar yra kažkokias jūs vietas sutvirtinot? Ne, visas stogas yra vienodai tvirtas. Jisai visas yra iš to pačio putplasčio stiprumo, tai jūs galite jį montuoti ten, kur norit, kur jums patogu. Kaip čia montuojama ta polistireninė putplastė ant stogo, kaip išvengiamas šalčio tiltai per plyšiuką? Tai per plyšiuką nebūna šalčio tilto. Jeigu jisai yra, tai jisai užsipučia, bet šiaip polistirolas susideda praktiškai be plyšiukų. Tų putplasčių būna įvairių gamintojų, ne, ir jų įvairių leistinų paklaidų tie lapai būna, ten vienas būna didesnis, kitas mažesnis. Mes renkamės tokį gamintoją, kuris pateikia pakankamai kokybišką putplastį. Tas putplastis yra klojamas tam tikra tvarka, tai yra lapai 1,2 m, kad įsivaizduot. Tai yra pakankamai dideli vien dėl to, kad būtų mažiau tų siūlių. Toliau, kas yra daroma, tai yra jisai klojamas šachmatiškai. Tai yra stengiamasi, kad siūlės prasikeistų, nebūtų, kad sueina 4 lapai ir vieną kryžiuką, ne? Čia vienas dalykas ir kitas dalykas, kad jisai yra dedamas 2 sluoksniais ir antros sluoksnio irgi siūlės visos prasikeičia, tiek tarpusavį, tiek su pirmu sluoksniu. Tai kai mes įvykdom šitas sąlygas, tai mes jau turim mažą riziką tiems šiluminiam tilteliams susidaryti. Ir plus, jeigu reikia, mes užpučiam, nors šiaip yra siekiamybė, kad to makroflekso reiktų mažiau naudoti stogę. Jisai nėra toks ilgaamžiškai kaip pat putplastis, ne? Tai jeigu, tarkim, yra tokie parapetai išmūryti, kaip šiuo atveju, tai putplastis kaip pavyzdys yra dedamas, ateinama iki paskutinio lapo ir tas lapas jisai yra išpjaunamas ten centimetrų didesnis negu į rangą ir jis yra standžiai įspraudžiamas. Tai taip turi būti montuojamas apšiltiniu. Kad kuo mažiau būtų to makroflekso, aišku, visiškai išvengti gal neišeina dėl tam tikrų nuokrypų statybinių, bet tokia siekiamybė yra.